Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. Lietuvoje kaimo bendruomenių judėjimas prasidėjo 2000 metais. Vieni pirmųjų į kaimo bendruomenę Kelmės rajone susibūrė Mockaičių ir aplinkinių kaimų žmonės. Kaip pasakoja Mockaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Sabaliauskienė, bendruomenės tikslas subūręs visus darniam darbui buvo skatinti draugus, kaimynus, pagerinti gyvenimo sąlygas, motyvuoti kaimo žmonės saviugdai ir kultūriniai saviraiškai. Susibūrė bendrai dainai, muzikavimui, teatriniai veiklai, Mockaičių kaimo bendruomenė stiprino solidarumo ir bendruomeniškumo jausmus. Per daugiau nei 10 savo gyvavimo metų bendruomenė įgyvendino ne vieną projektą, pažindami, gražindami ir garsindami savo kaimą, kurdami sveikesnę aplinką, stiprindami techninę bazę. Mockaičiai, kaip sako vietiniai, yra jaukus ir mielas kaimas, kurį pravažiuojant palydi gigantiški buvusio Johampolės dvaro ūkinių pastatų stulpai, prabėgusius laikus menanti dvaro siena. Johampolio dvarą valdė Gruževskių giminė. 1923 metų duomenimis Johampolio dvare buvo 2 kiemai su 63 gyventojais. Iki 1941 dvare gyveno Oskaro Gruževskio šeima. Tuos laikus mena samdinė Johampolio dvare dirbusi Kristina Homskienė. Vėliau dvare apsigyveno naujakuriai, dar vėliau čia buvo įkurta mokykla, o dabar jame gyvena 4 šeimos. Pasakodami apie Mockaičių krašto savitumą, kaimo žmonės vardina Gauštvinio ežerą, kurio vardas, sakoma, kilęs iš gausiai tvinti. Gauštvinio ežeras, esantis netoli Užpelkių miško, paskelbtas botaniniu zoologiniu draustiniu. Turi savo praeitį ir keletas Mockaičių apylinkių archeologinių paminklų. Tai akmuo su smailė dugniu dubeniu, esantis Johampolio dvaro kaimo kapeliuose, o Budriūnų kaimo pievoje guli didžiulis akmuo vadinamas Velnio akmeniu. Mockaičių žmonės vardina ir piliakalnį, vadinamą kapeliais. Atkūrus nepriklausomybę vietiniai žmonės pastatė medinį kryžių. Tik bendrai, bendrumu, bendrystėje Mockaičių kaimo bendruomenė siekia išlaikyti tradicijas ir vertybės.